Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Laidą pradedame nuo informacijos iš ortopedo kabineto. Tai turėtų sudominti ne tik tėvelius, kurio vaikučiai žengia pirmuosius žingsnius, bet ir tuos, kurie augina paauglės. Jei suintrigavau, kviečiu pasižiūrėti. Jūsų mažylis pradėjo žengti pirmus žingsniukus, tai tikriausiai galvojate ir apie pirmus batukus. Vyrauja nuomonė, kad batai yra būtini, tačiau ortopedai paneigia kalbas, jog vaikutis jokių būdų neturėtų vaikščioti basas. Kaip tik pėda basa, kaip tik yra sunkumas pėdai, tai per sunkumus vyksta vystymasis. Tai kuo daugiau sunkumų, tuo žmogus labiau tobulėja, galima taip primityviai pasakyti. Ir pėda reidama, vaikai atsispirdinėja pirštais, jie nemoka atsispirti visą pėdą, jie atsispirdinėja pirštais. Todėl batai turi pakankamai būti laisvi, kad būtų pakankamai jiem tą atsispirimą. Pėda darant žingsnį, jinai truputį rieda pagrindu. Ir tam riedėjimui reikia irgi erdvės, kad būtų pakankamai erdvės į priekį. Su batais mažylio kojytės bus labiau apsaugotos nuo galimų sužalojimų. Tačiau svarbu, kad bate būtų pakankamai erdvės. Jei pėdutė bus per daug suspausta, ji paraus, atsiras nutrinimų ir žinoma pats vaikelis nenorės avėti nepatogios avalinės. Tačiau per platus batai irgi nėra gerai, mat su tokia avalinė kojytės slankioja. Batukai jie gali įtakoti pačios pėdos formai, pačios pėdos vystymusi, pačios pėdos... Aišku, jie nepakeis iš esmės pėdos formos, nes jinai yra užprogramuota taip kaip akių spalva ir kaip visa kita žmogaus. Ir priklauso nuo... Bet raidai turi įtakos. Pavyzdžiui, jeigu nepatogiais batais vaikštant, iš karto man pasikeičia vaiko eisena. Pasikeičia jo greičiau pavargsta, greičiau nenori aktyvumo, prašosi nešti ir panašiai. Specialioje avalynėje yra užpatentuotas aktyvus minkštasis įdėklas, kuris puikiai prisitaiko prie anatominės vaiko pėdos formos. Dėl to kūdikis pirmosius žingsnius žengia taisyklingai, stabiliai ir jaučiasi kaip basas. Labai svarbu, kad užsegimas tiksliai priglustų prie čiurnos ir neleistų jai krypti į šonus. Atkreipkite dėmesį į padą, jis turėtų būti lengvas, lankstus ir neslystantis. Aukštas ir tvirtas užkulnis užtikrina pėdos stabilumą. Svarbu medžiagų kokybė, ji turi įtakos pėdos vystymuisi ir prakaitavimui. Dėvėta avalynė būna susiformavusi pagal pirmo vaiko pėdą, o jų kiekvieno pėda yra unikali. Batus renkant rizat reikia palikti rezervam, teoriškai skaitosi 12 mm, reiškia 6 mm paaugimui ir 6 mm pėdos slydimo judesiui, kurį daro pėda žengiant atsispiriant nuo žemės. Tai reiškia 1,5 cm praktiškai tas batas gali būti ilgesnis. Kol vaikelis pats dar nevaikšto, tėvai dažnai dairosi į vaikštines. Dabartinės vaikštinės gaminamos su 6 stabdžiais, tai apsauga nuo atsitiktinio nuvažiavimo laiptais. Kokybiškų vaikštinių sėdynės aukštis reguliuojamas keliose padėtyse, todėl tinka greitai augančiam mažyliui. Labai svarbu į vaikštinę vaiką kelti tik tuomet, kai jis jau pats sėdi, tai yra, kai laiko savo kūnelį. Vaikštinėje kūdikis neturėtų būti ilgiau kaip 1 valandą per dieną. Vaikas vaikštiniai pajunta ėjimo malonumą, nes jis pajunta greitį, nes paprastai dar vaikštinės sodinami vaikai, kurie dar patys vaikščioti nemoka, tik pradeda. Jie pradeda stotis, laikydamasi už rankų, stojasi ant pirštų galų, atsiremia, bet jie dar to žingsnio judėjimo į priekį nedaro, nes pradžioj vaikai įsitiesia, atsistoja tiesiai ir pirmi žingsniai būna į šoną. O į priekį tą judesį išmoksta vėliau. O vaikštinė jos parodo, kad yra tokia galimybė. Vaikštinės pirmieji batukai visa tai, kad vaikučio žingsneliai būtų kuo lengvesni. Deja, bet kojyčių problemų ne visiems pavyksta išvengti. Jeigu anksčiau sakydavo, kad plokščia pėda yra nelaimė, dabar visi supranta, kad aukšta keltis yra sudėtingesnė pėda negu kad su sekliu skliautu. Seklus skliautas kaip tik žmogus stabiliau stovi ant žemės, aukštų išgaubimu, aukšta keltim. Kaip tik pėda, kaip ir mechaniškai turbūt įsivaizduojant, nėra tokia stabili kaip su žema arka. Pėda formuojasi maždaug iki 16 metų, tad iki to laiko įvairių pratimų masažų dėka galima pataisyti esančią problemą. Tačiau reikia žiūrėti, kad paauglystėje nebūtų iššauktos naujos bėdos. Tai ypatingai pasakytina apie jaunas paneles ir jų mėgiamus aukštakulnius. Aukštakulnius batelius gali nešioti ir darželinukai. Tam tikras yra sportas ir gimnastika, kai maži vaikai užsideda mamos batelius ir pavaikšto. Bet reguliariai nešioti, pastoviai nešioti visą dieną nepatartina jokiam amžiui.
nes pėda yra kaip trikojis, jinai turi tam tikrą žmogus remiasi pirmo padikauliu, penkto padikauliu ir kulnu. Jeigu atsistoja žmogus tą trikojį išbalansuoja, tai taip atsitinka avint aukštus batelius ir pasikeičia visų sąnarių apkrovimas, atitikimas. Bet kuriame gyvenimo tarpsnyje nevertėtų į avalinę žiūrėti pro pirštus. Turime mylėti ir tausoti mus nešiojančias kojas. Todėl geriau pataupyti renkantis savo rankinę ar sumaščius, kad jau reikia naujų žvejybos reikmenų, bet geriau išrinkti pačius tinkamiausius ir kokybiškus vaikų batus.